O, Windows update'as. Nenoriu dabar, nenoriu šiandieną. Išvis nenoriu. Nenoriu updatint. Nenoriu updatint. Free. Cancel. Cancel. Nėra cancel. Sveiki, čia ir vėl Vytautas su dar viena pamokėle. Ir šiandieną, kaip matote, aš pamokėlę darysiu apie Windows 10 atnaujinimą. Taigi ne visi nori atsinaujinti savo Windowsus į Windows 10. Bet, kaip matome iš šio pop-upo, kuris atsiranda šalia laikrodžio, mes nelabai turime pasirinkimą, nes galite atsinaujinti dabar arba atsinaujinti šiandieną, tiksliau šiąnakt savo Windowsus, taigi jums Microsoftas neduoda visiškai jokios pasirinkimo laisvės šiuo atveju ir aš tikrai nenoriu savo šio kompiuteriuko naujinti į Windows 10, taigi kas per velnas Microsoft, pasirodo, jie priverstinai visiems grūda Windows 10 ir nepalieka jums jokio šanso to nedaryti. Na, bet nėra padėties be išeities ir aš turiu keletą pasiūlymų tiems, kas nenori naujintis savo Windowsų iš Windows 7 arba Windows 8. Ko gero, iš Windows 8 naujinčiau bet kokiu atveju, o iš Windows 7 nebūtinai visi norės naujinti. Taigi, kaip reikia mums šį Windows update'ą atšaukti. Taigi, yra keletas būdų. Galima naudotis programa, kurią parodysiu netrukus. Galima pakeisti registrą ir galime pakeisti security policy Windows'ose. Taip pat galime išjungti šią update ikoną. Ir visą tai galite rasti support microsoft.com svetainėje. Taigi, štai čia yra programa, bet iš pradžių pažiūrėkime į šį supporto tinklapį. Taigi, čia yra oficialus Microsoft'o tinklapis ir jame yra duota informacija, kaip atšaukti šį Windows 10 atnaujinimą iš Windows 7 arba Windows 8 operacinių sistemų. Taigi, galime keisti registro raktą, kurį pasižymėsiu štai čia, arba galime keisti kompiuterio konfiguracijos nustatymus. Taigi, kas labiau išmanote kompiuterius, galite atlikti šiuos veiksmus patys. Iš pradžių galbūt parodysiu, kaip tai padaryti patiems, nesinaudojant programą. Taigi, Computer Configuration reikia nueiti, Policies, Templates ir tada Windows komponentuose susirasti Windows Update. Taigi, paspaudžiame Start, įvedame iš karto galbūt Policies ir matome, gauname Edit Group Policy. Paspaudžiame ant šio meniu ir tada mums reikia nueiti į kompiuterio konfiguraciją, tada administraciniai template'ai, tada Windows komponentai, tada Windows Update ir tada matome reikia double clickinti turn off upgrade to the latest version of Windows through Windows Update. Taigi padedame šį langą ir tada susirandame, matome, kad jis yra jau enablintas, taigi aš jį įjungiau prieš tai. Na ir ką, pažymime enable ir spaudžiame OK. Taigi čia yra vienas būdas, kaip išjungti šį update'ą. Taigi kitas būdas yra pakeisti registro įrašą. Taigi ką jums reikia padaryti, tai tiesiog paspausti Start, čia įvesti reg edit. Ir tada nueiti į hashkey local machine, tada software, tada policies, tada Microsoft, tada Windows ir Windows Update. Ir tada galime čia double clickinti ant disable OS upgrade ir tada čia reikia įvesti vienetą. Bet kadangi mes jau policies įvedėme vienetą, tai
tas vienetas yra jau ir įrašytas. Na ir ko gero paprasčiausias būdas tai parsisiųsti Never10 programėlę. Jinai yra nemokama ir jinai nieko neinstaliuoja į jūsų mašiną. Taigi parsisiunčiame šią programėlę, tada ją paleidžiame. Ir tada čia matome, kad mes galime pašalinti Windows 10 instaliacinius failus. Matome, kad Windowsai patys jau parsisiuntė šiuos visus instaliacinius failus. Taigi mes juos galime pašalinti ir taip pat galime išjungti Windows 10 upgrade. Taigi šaliname visus failus. Na ir dabar disable Windows 10 upgrade. Paspaudžiame šį mygtuką ir matome Windows 10 OS upgrade'as yra išjungtas šioje sistemoje. Tai ką, spaudžiame exit ir viskas. Viso gero Microsoft upgrade. Jeigu mes tą pačią programėlę paleistumėme dar kartą, matome, kad jinai rašo, kad Windows 10 upgrade'as yra jau išjungtas. Ir mes jį, jeigu apsigalvojame, galime vėl įjungti. Taigi, ko gero paprasčiausia yra naudoti šią programėlę, negu ieškoti policies arba keisti Windows registrą. Na ką, tai tiek šiai pamokėliai, su jumis buvo Vytautas ir tikiuosi, jeigu nenorite instaliuoti Windows 10, jūs pavyks to išvengti šios pamokėlės pagalba. Na ir žinoma, nepamirškite paspausti laiko bei prenumeruoti. Iki.